Na, tai kaip rytas šitiem vaikam? Aivarai, papasakot apie savo naktį. Apie nuotykius? Nu. Bankis geriau žino. Geriau žino? Ką žino? Kaip miegojom mes. Nu, Banki. Tai sako, tu geriau žinai, kaip tu savį miegojai. Papasakot. Aš, kaip mes miegojom. Na. Buvo viskas labai puiku. Voveriukas truputuką šėlo, bet man teko išsklaidyti jo mažos subinytės paslaptį. Ir kaip jums ją pavyko išsklaidyti? Pavyko išsklaidyti, bet mums trūkta labai ramas. Vakare vyrukas išgėrė acto litrą 2 ir trėdė kaip briedis. Ar briedė kaip briedis, nepamenu tiksliai. Ačiū už komentarus. O šitą, tai kokia ta paslaptis voveriuko mažos subinytės? Nu, kad labai užspausta, tokia neina, nieko pasakyti. O tu, Ramai, kuris briedė kaip triedis. Kaip tau naktelėm? Briedė kaip triedis. O tai kodėl tokia gera? Vienoj lovoj aš vienas. Vienoj lovai tu vienas. Ai, va. Tai bet dabar tai tu ne vienas šitoj vienoj lovai. Bet jau čia nebe viena lova. O tu pratęs miegot 3 lovose tu vienas. Karočią, X-Menus žiūrėti ir viskas, karočią, atsidaro visą. Ne, tu aš turėjau pasakyti didelį lovą iš vienas, o ne vieną lovą. O tu ne, vienoj lovai iš didelis. Taip. Čia buvo laida Aš, voveriukas ir triedžiantis briedis. Tai yra briedžiantis triedis.